Sveikinu Jūs Unimas dirbtuvėse ir turiu Jums receptą, kaip sujungti visus savo elektrinius įrankius su dirbtuvių dulkių siurbliu. Prieš maždaug 10 metų nusipirkau dulkių siurblį tiesiai iš Nilfisk, kuris taip pat gamina dulkių siurblius įrankių gamintojams, tokiems kaip Narec, Makita ir tikrai daugeliui kitų prekės ženklų. Ir pakeičiau tokią lenktą antgalį, ant kurio dedamas priedas arba teleskopinis vamzdis, į tokį adapterį, kuris yra skirtas būtent elektriniams įrankiams. Na, ir buvau šiek tiek nustebęs, kad maždaug pusė šių įrenginių su tuo nėra suderinami. Tiesiog tai juos netinka. Nebūčiau net nustebęs, jei tai tiktų vienam prekės ženklui, o kitam ne, bet tai netinka net ir vieno prekės ženklo viduje. Pavyzdžiui, turiu čia 4 įrenginius iš vieno prekės ženklo ir nors į vieną tai puikiai tinka, tai yra naujausias, į likusius 3 netinka. Dar suprasčiau tai, pavyzdžiui, su šiuo dideliu pjūklu, kuris, kiek žinau, rinkoje yra jau apie 35 metus, vis dar parduodamas, todėl galbūt turi šiek tiek kokį nors netipinį bruožą. Tas pats ir su šia juostinė šlifavimo mašina, kuri taip pat tikrai yra pasenęs modelis, bet šiek tiek mane. Stebina tai, kad tai netinka šiai labai populiariai kombinuotai frezai. Galbūt jau pastebėjote kai kuriuose mano senesniuose vaizdo įrašuose, kad tai sprendžiau naudodamas tokią atliekų vamzdį. Tai yra Hatei vamzdis, kurios skersmuo 40, į kurį tinka būtent tas dulkių siurblio adapteris, o kai kuriems įrankių portams jis tinka kita pusė. Tačiau ne visiems. Todėl man reikia turėti keletą tokių pseudo adapterių, kad galėčiau prijungti visus įrenginius, į kuriuos negalima įkišti tiesiogiai. Kas, žinoma, nėra labai elegantiškas sprendimas. Kai atradau šį Rockler rinkinį, buvo aišku, kad turiu jį įsigyti. Ji turi 2 antgalius, o dar 2 galima įsigyti atskirai, todėl taip ir padariau. Ir esu tikras, kad kaip ir mano, taip ir Jūsų elektrinių įrankių kolekcijoje. Tai padengs visus turimus išėjimus. Kitas šių antgalių privalumas yra tas, kad jie yra tikrai minkšti. Todėl juos galite pritaikyti net ir prie nestandartinių formų, pavyzdžiui, įvairių ovalių skerspjūvių ir panašiai. Na, o kitoje žarnos pusėje yra toks port, kuris puikiai tinka į dirbtuvių dulkių siurblio angą. Tiek dulkių siurblio antgalis, tiek įrankių antgaliai turi kairįjį sriegį, kuris įsukamas į žarną. Na, ir abu galai turi tokį sukimąsi, kodėl žarna nesusipins. Tai yra patogu. Vienintelis mažas trūkumas yra tas, kad kiekvieną kartą, kai norite pakeisti antgalį, turite jį visiškai atsukti nuo žarnos, o tai užtrunka kelias sekundės. Bet galiu įsivaizduoti elegantiškesnį sprendimą, kad būtų kokia nors greitoji jungtis. Matyt, turėsiu sukurti savo ištraukimo rinkinį. Ta žarna atrodo labai trumpa, maždaug metro ilgio ir ji tokia yra, bet ji yra ištempiama, todėl galite ją ištempti iki 4 metrų. Tai turi savo privalumą, pavyzdžiui, kai šlifuojate didesnį paviršių ir su šlifuokliu važinėjate pirmyn ir atgal, išvengiate problemos, kai klasikinė žarna užsikabina už apdirbamos plokštės krašto. Tačiau Rockler siurbimo rinkinys išsprendė ne tik problemas su rankiniu elektriniu įrankiu, bet net ir su stalo pjūklu. Aš gana dažnai nepaisydavau šio gaubto su siurbimu naudojimu, nes, kai tik šią žarnelę prijungėte prie didelio dirbtuvių siurblio, tai vis tiek visiškai neveikia. Taigi, man kilo mintis prijungti ten dirbtuvių dulkių siurblį. Bet jis ten netiko. Bet dabar vienas iš tų antgalių tinka kaip nulietas. Šitą prijungsiu prie dirbtuvių dulkių siurblio. Ir jį prijungsiu prie tos pačios lizdo, kaip ir didelį siurblį. Ta lizdą turiu su nuotoliniu valdymu, taigi tada paleidžiu abu dulkių siurblius vienu metu. Ir iš tiesų tai puikiai veikia. Galbūt klausiate, kodėl taip rūpestingai vis sprendžiu siurbimą. Be to, kad noriu turėti dirbtuvėse santykinai švarą. Ką suprantu, kad ne kiekvienas to trokšta. Tai taip pat naudinga ir kvėpavimo takams. Nors naudoju filtravimo pusę kaukę, bet kai noriu padaryti tik kažką mažo greito, jos, žinoma, nenaudoju. Ir tada tas siurbimas tikrai praverčia. Nuorodas į visus produktus rasite kaip įprasta aprašyme po vaizdo įrašu. Ačiū, kad žiūrėjote. Linkiu Jums gražios dienos ir nekantrauju greitai susitikti Unimas dirbtuvėse.